Labas vakaras, treneri. Atrodė tokios nervingos rungtynės. Kokios mintis po jų? Sunkus rungtynės prieš gerą oponentą. Šio sezono 2 kartus žaidėm jau su Hegelmann komanda, 2 kartai pralaimėjimai mum ir ruošiantis prieš šios rungtynės, aišku, supratom, ko mes norim ant aikštės padaryti ir koks yra mūsų žaidimo planas. Galėtų sakyti, kad pirmam kėlinį jis daugiau ar mažiau, bet vyko kaip mes norėjom, daug gerų buvo tranzicijų, 3-4 labai gerų momentą buvo. Ir įvartį mušėm gerų. Antrą kėlinį, antras įvartis, ant kokio 10 minučių mums biškai išmušė iš to rungtynių ritmą ir praleidom į trečią, tas toks blogas epizodas mums buvo. Bet, matėt, kovojom iki galo, grįžom. Ir vėliau aš jau galvoju, labai didelis skirtums buvo, kad Hegelmann komandai buvo opcijos nusulelė išleisti pagrindinių žaidėjus, kas prieš to žaidė pagrindinį pirmą 11-tuką. Ir rungtynių pabaigoje tas ir padarė skirtumą, jie įmušė 2 įvarčius. Aišku, kad mes nesam pateikinti apie to situaciją, kad, aišku, rizikavom, ėjom į priekį, įmuštų 3, gavom 4, bet vis tiek tokiom situacijom reikia žaisti iki galo ir nepralošti tokių įvarčių. Tas yra irgi svarbu mums, tas toks negatyvus momentas, aišku. Ir nulinis keitimas buvo, Skotis Sadzutė negalėjo pradėti rungtynių. Ja, Skotis Sadzutė po peršalimą gavo traumą ir mes turėjom keisti. Ir aišku, kad tas biškį mūsų planus irgi pakeitė, bet aš galiu sakyti, kad visiškai, mes turėjom reaguoti ant to situaciją, niekada nepadarys, kol kas mūsų situacija su atsarginės žaidėjais yra nepaprast ir šiandien irgi mums nedaug variantų buvo pastiprinti žaidimo per rungtynės. Šiandien po ilgos pertraukos Beni Silva sužaidė pirmas rungtynės, iš suolelio išėjo. Bet aišku, kad jam dar reikia daug laiko, lai būtų atgal savo formai, tegu būtų atgal. Klausiau, praėjusią savaitę apie naujokus, gal kažkas pasikeitė per tą laiką, aiškumo atsirado? Kol kas mums nėra nė vieno naujoką ir yra, kaip aš sakiau, praeitą savaitę porą planų, bet kol kas jokių naujienų šitom klausimų nėra. 3 rungtynės prieš Hegelmann šiame sezone ir 3 įvarčius prieš jūs pelnė Vilius Armalas, centro gynėjas. Tai kažkokios problemos gal su standartais, ar kas čia nutinka prieš Hegelmann komandą? Aišku, kad mums yra problema su standartais. Mes daug pralošėm prieš Hegelmann komandos standartų situacijų, į praeitos rungtynės daug kas buvo. Jam yra geri žaidėjai, kas ir, kaip sakant, padaro gerus skersus nuo standartų situacijų ir yra didelį žaidėjai, kas gerai žaidžia su galvu ir matas, kad mes treniruojam, ruošiamės, bet vis tiek kol kas čia yra ta problema, su ko mes, kaip sakant, nesam iki galo galėję sutvarkytis.